Koderus. Aukštos klasės betono apdaila su apšiltinimu kartu jūsų namo fasadui. Ilgamžiškumas, greitas įrengimas, estetika. Termometrų stulpelių šoktelėjus žemyn, dažnu atveju lauke vykstantis statybos darbai sustoja. Todėl šį rytą 5 žvaigždučių būsto komanda aiškinasi, ar įmanomi fasado šiltinimo ir apdailos darbai šaltuoju metų laiku. Viskas yra įmanoma ir fasadus galima įrenginėti žiemą. Tiesiog su vienom medžiagom tai yra paprasčiau padaryti, su kitom medžiagom sudėtingiau ir tiesiog reikia skaičiuoti, ar tai yra ekonomiškai naudinga. Yra keli variantai. Vienas brangiausių variantų tai yra ventiliuojami fasadai. Kitas variantas yra rinktis kažkokius naujus produktus, kaip yra medžiagos apšiltinimas kartu su apdaila betono, ar yra klijuojamos kažkokios jau gamybinių proceso metu medžiagos prie apšiltinimo. Tada yra paprasčiau įrengti apdailinį sluoksnį žiemą. Fasado ekspertas Domas sako, kad pasirinkus fasado šiltinimo sistemą kartu su apdaila darbus galima vykdyti net ir esant minusiniai temperatūrai. Pažiūrėkime, kaip atrodo analogų Lietuvoje neturinti sistema. Naudojama pakankamai aukštos markės putplasčio apšiltinimas ir tam tikras betono mišinys. Pakelsiu? Normaliai. Taip, jisai pakankamai normaliai statybose naudojamas. 1-2 žmonės tikrai gali ją pasikelti ir susimontuoti. Kadangi yra įvairių faktūrų šitie gaminiai, tai lygios faktūros yra lengviausias. Tarkim, su faktūra išsunkėja kvadratas iki 30 kg gali sverti. Kadangi tai yra liejama iš skysto betono ir pigmentuojamas per visą storį, tai nėra dažyta medžiaga. Jinai yra per visą storį vienos spalvos, todėl jai nebaisus jokie įbrėžimai, nepažeisit spalvos ir galima rinktis įvairiausias formas, faktūras. Dabar tu man pritarsi arba ne. Aš įžvelgiu vieną gerą privalumą, kad namuose, jeigu netikėtai mes suskaldėm vieną dalį, tiesiog galim ją išimti ir pakeisti naują. Taip, tai yra vienas iš privalumų šitos medžiagos. Jeigu, tarkim, ant fasado dedam tokio storio apšiltinimą su apdaila, apie 27 cm. Čia yra 27, taip. Tai keičiant, mes galim keisti tik 5 cm. Tai išsidaužomas betono sluoksnis ir išpjaunama 5 cm polistirolo, nekeičiant viso sluoksnio iki mūro. Fasado šiltinimo plokščių kartu su apdaila sortimentas iš tiesų didžiulis. Ir galima rinktis iš daugybės skirtingų dizainų. Ekspertas sako, kad montavimas primena Lego dėlionę ir yra labai paprastas. Esu statinys, ar ne, tai tiesiog prisiklijuojam. Prisankeruojama prie mūro. Taip. Ir kol klijai džiūna, jūs galite nesustojant toliau dedasi į tarpus 4 mm kaladėlės. Šitas tarpas užsipildo poliuretano putom. O tarpas tarp betono sluoksnių yra naudojamas pagal spalvyną, parenkamas specialus hermetikas ir užsandarinami tarpai. Iš tiesų akivaizdu, kad tai turėtų taupyti laiko pačiame objekte, kada vyksta statybos, nes jūs jau duodat gaminį, kuris yra pilnai baigtas su fasadu. Kiek laiko susitaupo? Realiai pagal visą statistiką apie 40–50% laiko susitaupo lyginant su šlapiu fasadu. Sakykite, ar yra apribojimų? Na, pavyzdžiui, aš galiu rinktis tik tai vieną spalvą arba tik tai vieną faktūrą, galbūt tai neprieis į sunkiai prieinamas vietas. Kaip šio klausimu? Apribojimų, galima sakyti, nėra. Mes turim su kiekviena spalva, mes galim šviesinti, tamsinti ir pažaisti su spalva. O dėl sunkiai prieinamų vietų yra paruošta visa technologija, kaip yra įrengiami vidiniai kampai pastato, išoriniai kampai, angokraščiai, cokolinis mazgas ir taip toliau. Domai, sakykite, o kaip žiemos, šaltos žiemos atvejais? Galbūt jisai labai į save geria šaltį, o gal kaip tik jisai jo į save net netraukia? Šitas betonas yra tikrai aukštos klasės, jo vandens įgeriamumas yra minimalus. Netgi jį norint impregnuoti, ne visi impregnantai įsigers. Tai jisai ir vandens neįgeria, taip pat nešarmuoja ir nebijo šalčio, vadinkim, kaip natūralus betonas. Jisai yra jautrus, kol yra, vadinkim, nesenai pagamintas. Tai trumpai tariant, ne ateitis, o jau dabartis. Na taip. Koderus – nauji betono sprendimai jūsų namams.